Sveiki, šiandieną esam pas vietinį makarunsų karalių, Aeromi brandų Rolandą. Ir noriu pristatyti jo projektą, kuris yra toli nuo Vilniaus, bet labai gražioje vietoje. Tai va, eikime pasisveikinti su Rolandu. Sveiki, Rolandai. Labas. Kodėl sugalvojo atverti žaliuzinę tvorą? Gražu. Va. Man gražu, supranti. Kaip ir daug teritorijos pas mane ir norėtųsi pataupyti ir ten tą segmentą susidėti, bet to privatumo nėra. O jeigu tos kitos tvoros, jas yra, ne itin gražios, žinai, gal ir pigesnių variantų būna, bet man yra gražu. O aš dabar einu, man vienoda viskas, kaip sakant, ir manęs nemato, aš denbiškai matau, žodžiu, viskas. Tikrai taip. Žodžiu, privatu, jauku, gerai ir, kaip sakant, galima drąsiai deginti savo kiemę, niekam nestebi. Jo, gerai, kad dar patarėt pasidaryti va šitą, tos betoninius, nes tada tas gražumas man išlieka ir jaučiasi. Tai čia taip palaipsniavimas. Jo, techninis nuansas pridursiu. Jo, sklypas labai yra su ganėtinai dideliu nuolydžiu, apie metrą perkrenta. Ir dėl to mes sumontavom čia bortelius, kas tikrai irgi priduoda vaizdo, estetikos ir kokybės prie bendro rezultato. Vienas iš įdomesnių niuansų, nes šią tvoralentę mes daug su Tomu filmuojam, rodom visiems. Šią tvoralentę šiemet aš ne vieno objekto tokio nedariau. Kodėl būtent mes pas jūs ją darėm? Tai, todėl, kad jau dalį turėjo tokios tvoros. Jau buvo pradžia padaryta ir jau vis teko hebrai prisitaikyti. Ir čia kaifas, kad vis tiek prieikim šalia tvoros. Kad neteko man būti kalbėtam ir sakytų, kad nedarom dabar, taip reikia jau kitokią daryti. Ir pas mane tas viskas išliko. Ir kad jūs prisitaikėt prie to išlankstomos formos, kuri, kaip sakėt, yra pakankamai neparanki, nes jau dabar kitokias madoje yra. Jo, labai fainai, žinai. Kaip Rolandas sako, mes net neturėjom tokio šablono. Teko sukurt, pasiėmėm nuo to, kas čia jau yra sumontuota, matmenis, viską ir pasidarėm pagal tą esamą dizainą. Ir iš principo tvoralentė yra estetiškai tikrai graži. Ir tvirta pakankamai ir viskas su ją liuks. Čia galiu pridurti dar, kad čia vienas iš klasikinių žaliuzinių tvoralenčių modelių, kurie atsirado mes dar turbūt su skardom neužsiiminėjom prieš 7 metus, bet nuo tokio panašaus tipo profilio ir viskas prasidėjo. Jo, pas mane gavus, kad kažkur prieš 5 metus tavo tą pradžią beveik, jau pasidariau. Viso, ką mes čia turim, viso apie 190 kvadratų tvoros aptvėrėm, ten už tųjų gražių žalių dar yra 6 segmentai tinkliniai užtverti, kad matytųsi augaliukai. Tvora beveik 1,90 m. Juokauju. Pačios tvoros 1,65 m. O šiaip nesinori aukštesnės tvoros? Ne, tai jau tada kaip kalėjime biškai galvo, žinai. Čia dabar gerai, dar su kaimynu galima bendrauti. Kai su jūsų ūgiu jo, bet mano normaliai. Pasižiūriu, ką kaimynas daro per... Jo, bet irgi verta paminėti, kad šita tvora lygiai taip pat, kai mūsų populiariausias rombas iš kiemo, Rolandas, sakykime, dar mato, kas vyksta ten, o iš ten jo jau nebemato. Tai čia irgi toks vienas pliusas. Tai va, atvažiavom į didelį gražų sklypą. Tapo gražus kaip tvėrė, tas dar nebuvo toks gražus, o dabar jau čia jau vaizdas. Darbų neužbaigėm, bet šiandien planuojam užbaigti, tai gal einam pakalbinti mūsų vieną pagrindinį šio grožio kūrėją. Vieną linksmiausių darbuotojų. Jo, mes kaip gamintojai, bet jisai jau parodo jums visą, kas gaunasi iš mūsų produktų. Labą dieną. Sakyk, galiu palaikyti, kol kalbu, kad nenuvirstų varteliai. Ką čia sakyt? Visą laiką smagu čia atvažiuoti, va. Po porą anekdotų persimetam, nuotaika iškart. Tai kas liko? Tik vartelius sumontuoti? Jo, liko čia ką, prisuksim vartelius, ten tokį atramą priekį, spyną jau sudėjau, surinkau namie vartelius, kad čia būtų trumpiau, vienu žodžiu. Žolės, kad neištryptume per daug, nes jau suvešėjo, čia viskas gražiai. Pabaiga dar stulpus paskui pripjausim, jeigu reikės, pamažinsim šitoj vietoj, tai specialiai nepjovim, kad kai vartelis uždedi būna, čia kažkas biškai gali pasikeisti. Va, gal. Tai va. O Rolandai, žiūrėkit, o kam čia tie varteliai, nes toliau miškas? Susiklostė tokia situacija, kad aš ten tas turiu komposto dėžės, jo, ir jos jau pas mane ten 100-metės, jos yra visko labai daug. Ir nesinorėjo čia kažkur sklype, yra galimybė, kad jos ten kol kas stovi.
Tai teko investuoti į vartelius, kad viskas būtų estetiškai ir komposto dėžės būtų. Ir pridursiu, ne tik estetiškai, bet kaip dabar populiaru kitose šalyse iš vis privaloma komposto dėžės turėti. Tai vat mes irgi einam link žalesnės gamtos. Jo, name gyvenam, tai čia labai patogu iš tikrųjų, nes ten jos niekada nesibaigia, dedi. Toks jausmas nesibaigiantis šitas šulinys ir labai kietai yra tas. Tai va, Mariau, dar vienas klausimas. Kiek tu įsivaizduoji, dar užtruksi? Čia nes mes norim laukti galutinį vaizdą pamatyti. Nu, čia iš Kauno tokį bairį papasakosiu. Nu, ne anekdotą, bet vienu žodžiu. Įsivaizduokit, kaip būna, daleiskim, mašina neusiveda ir, reikia pastumti, ne? Tai mes visi kaip, paprašy toks, gal gali pastumti, ar ką kauniečiai sako, pridėk ranką. Tai jeigu pridėsit ranką, tai viskas greičiau bus. Tai va, matot, kaip pas mus yra, reikia, žodžiu, eiti, slėpti kameras, dėti į šalį ir eiti visiems pridėti rankas, kad gautųsi rezultatas. Bet aš manau, čia valandos klausimas ir Marius viską įgyvendins puikiai ir toliau mes pamatysim jau išbaigta visą, manau, ir nuotraukose, galbūt ir video ir taip toliau. Gerai, Rolandai, dar vienas klausimas užbaigiant. Pagrindinis, ar jūs patenkinti mūsų darbu? Nes darėm, prisipažinsiu pats, kad užtrukom. Kaip normalų statybininkai, kaip tam anekdote. Nori, nenori, bet šitą dalyką supranti. Norisi greičiau, bet tai tie dalykai tikrai kartais užtrunka, viskas ok, bet aš tam tikrus kriterijus turiu to gerumo, kaip darbai atlikti. Ir man, pavyzdžiui, vienas dalykas labai, ką žiūriu, tai va ta tvarka, kaip susitvarkoma toj darbo vietoje, žinai, kad nereikia ten kažkur eiti, rinkti kažkokių geležų, medžiagų, žinai, atrodo, daro, nedadaro, ten duobės kastos, nedakastos, tai hebra labai švariai dirba. Ir čia tas plevelės nuiminėjo, galvoju, čia, žinai, visas klypas kažkur bus, aš nieko neradau. Suprantate, atrodo, kažkas, manęs nebūna, atvažiuoju, žiūriu, padaryta, viskas susirinkta, išvažiuota. Kokybiškai, greitai, operatyviai, nuo padėjėjų visokių, kur nuiminėjo tas plevelės, iki pagrindinių žmonių, iki savininkų, ir tada antras dalykas bendravimas, žinai. Kai ateini, pasijuoki, pasikalbi, matai, žmonės nechaltūrina, dirba savo darbą, išmanas, žinai, tas procesas, visas jis yra, žinai, daug malonesnis tam. Aš įsivaizduoju, kaip sako, kad po statybininkų ateini, būna kitur bulvės sodint gali, bulvių laukas išartas. Arba tiek nemalonu, žinai, pabendrauji, tu galvoji, dieve, kad jie greičiau išvažiuotų. Tai va, tai čia visą laiką, kad važiuoji, pakikeni, viskas labai fainai. Ir dar Rolandas gerą paminėjo mintį, pasakysiu galbūt žiūrovam, kad tai yra sudėtingas procesas apie tas plėvelių lupimus, nes pagrindė montuojamos tvoros būna šiurkštaus matinio padengimo, o šiuo atveju turim blizgų, lygų, kas būtinai gamybos proceso metu turi būti daroma su apsauginė plėvele, o nuo gaminio, tai kad tai suprasti, berods du darbuotojai lupo plėvelę, 2 gal ar net 3 dienas lupo jie. Mes be lupom dar pusę dieną. O montavo Marius su savo pagalbinių meistrų gal 2 dienas visą žaliuzės dėjo. Tai sakykime, tas nulupimas užima labai daug laiko. Jo, ir tai tikrai, bet kitaip neišsaugosim gražaus vaizdo. Šitą, ta prasme, nubrėžt, nurėžt labai lengva. O žiūrėkit, Rolandai, kokie jūs toliau planai, nes matau dar skylę sienoj. Dar neturim čia užbaigimo. Ar yra kažkas numatyta? Čia, aš nežinau, čia yra toks dalykas, kad visi verčia mane nupjautą pušį, kad čia viskas gražiai man susieja. Ne, nesutinku. Ne? Aš irgi už augalus, ta prasme. Jo, ir mes čia kalbėjom, nepriejom bendros išvados ir aš kol kas dar nenusprendžiau, kaip aš noriu padaryti, tai mes atidėjom dar kitam sezonui. Neturiu galutinio sprendimo, tai mes tiesiog sutarėm, tokiai man čia šitas dalykas. Aš matai neskubantis, tą vieną gabalą dariau kelis metus, šitą padarė gabalą, o šitas jau toks bus finišas, žinai. O gal ir tas skupumas biškai pataupiau, nežinau. Na, tai čia to irgi reikia, nieko negali padaryti. Man supranti, čia viskas atvira, gražu, be kaimynų jokių nėra, tai manęs kaip netrukdo, žinai, šitą vietą. Tai va, bet užtat pasidarysit kaip savo, kaip norit. Jo. Ne per skubėjimą, ne per nieką. O kaip mus radot, kaip atsirinkot rangovą būtent, kad su mumis dirbti?
Aš kaip pradedantis blogeris, tai labai socialiniuose tinkluose sėdžiu, o jūs ten labai aktyvus. Tai automatiškai, kas tenai aktyvus, kalba, bendrauja, rodo savo gaminius, tu atkreipi dėmesį, va, tu jau šiek tiek netgi jauti, kad pažįsti ir taip kažkaip išėjame tą kontaktą. Tai iš jūsų kalbos suprantu, kad vis tik gerai yra rodyti, ką darai, va, produktą, procesą, gamybą, montavimą. Toks, žinai, gali pasižiūrėti jau netgi jūsų kažkokie vaizdai, kaip jūs jau su kitais klientais bendraujate, tu susipažįsti, daug maž koks tas žmogus yra iš karto. Ir jau nėra tokio šalto to tokio skambučio, kur skambini, galite atvažiuoti, pažiūrėti, pamatuoti. Tai kągi, Rolandai, ačiū, buvo tikrai pas jūs malonu dirbti ir mes patenkinti ir tikiuosi, kad jūs tikrai patenkintas ir jeigu reiks tęsti, žinot, kam skambinti. Aš net nebejoju, kad dar pabaiginėsim, reikės pabaigti. Tai va, tai ką, iki pasimatymo. Iki.